Nu tai ką, labą rytą, atsikėliau neseniausiai arba tik jos atsigėriau, ką eisim įsivalyti dantis ir po biškį reiks susidėti daiktus, nu bet čia nieko dėti, tiesiog reiks susinešti ant moco viską, reikės judėti toliau link Ispanijos. Esu tokio vakar tiltą, štai yra labai gražu, pamačiau. Tai 229 km įvažiuoti iki to tilto ir 4,5 valandas biškį ilgokį mačiau. Tai ką, einam, valom dantis, kraunam daiktus ir einam prie moco. Mačiau mocas vis dar stovi per langą, tai bent tiek gerai. Atėjau prie savo kompotą ir net nustebau, vakar buvau pakrovėje, palikęs apjūnevęs čia. Net nieks nepajudino, tai tikrai esu sužavėtas. O vakar pamačiau, kaip čia atrodo tie žmonės. Nu, galvoju, nieko gero čia nebus, man atrodo. Čia galvojau, kai į tą dėžę nuspirs mano galą. Bet viskas, all good. O čia va ir antrą pus kelią prikabinta dėžutė, kuriai kraktą padėti. Nelabai mokama atidaryti su viena ranka. Vakar atsin nuorodas, tai net nelabai supratau, kur tą raktą ieško. Antrą pus kelią tipo ir neto. Ir aš galvojau, kad jis nori nurodyti, kur tas nams ir kad tą sako antrą pus kelią tipo neto ir nams ir. Tai paskui tik po kiek laiko dašuta, kad ir čia buvo nuotrauka parodyta, kad ten kybo į tą spyną. Iš pačių pradžių net nepamačiau aš jos dėl to raktą. Nu čia kamščiai dabar išvažiuoti, tai nesąmonė. Vakar 3 ratus sukau, kol čia radau kur prisiparkuoti. Ką, atvarėm iki degalą, biškį supilsim degalų. Kiek tilps, pilną baką, negailėsim. O tai čia nieks tipo neduos maturą. Reikia važiuoti į kitą. Bandyti, nes žmonės matau pilt. Kaip jūs sunku, prancūzai, nieks angliškai nežinau. Lygim padėjom, įvarvinom už 0,0. Būnam kart. Nu. Vo. Kažkas veikia. O kuro kaina €8. €9. Skaitau normaliai. Įvarvinom 12 litroncijų, beveik 13, 22 eurų.
Ką aš galiu pasakyti, kad tuos kalnuos šilumos tai visiškai ne. Ant tiek gražių vaizdų, bet net sunkiai matos dabar per debesis, tai per kamerą tai iš vis nesimatys. Sustojau apsimauti megstinių po apačią, nes neįmanoma, kaip įvyk šalta, rodo moca 16 gradus. Nežinau, kiek iš čia tiksliai rodo, bet kiek žinau, plius minus ten rodo normaliai. Apsimesim megstinuką dabar. Buvo šilta. Kažką valgyt noriu. Bet čia tokia faina gatvė ir tai galvoju važiuodams. Kažką gal reiks sustoti, nes rytą tai visiškai nenorėjau valgyti pusryčių. Kažkaip nebuvo nei apetito, nieko. Smucišas plauk taip ant kalniuką. Tartinai man. Ir nesinorėjau valgyti pusryčių, tai galvoju dabar kažką. Gal sustosiu, atsigersiu kažką šilto. Ir lėksim toliau. Sustojau važiuodamas greitai į McDonald'ą. Kažką sakau, biškį perkasi kavos atsigersi, bet atėję prancūziškai išnek, sakau, nesuprantu. Bet Daivis supras, ką sako, kavos tau nebus gerais. Tai pasiėmiau porą kažkokių sumuštinukų su kiaušiniu ir fantas atsigerti. Užkasiu ir varysim toliau, kokie čia vaizdai gražus, tai eina savo, akis tiesiog visur noriu sustoti, visur pabūt, bet čia neįmanoma. Čia reikia metam laiką keliauti, kad čia galėtum stovinėti ant kiekvieną kampą. Nu, atnešiu mano pusryčius, norėjau kavos, tai pasiėmiau porą McMuffinų. Tai kažkaip išgyvensim be kavos. Pavalgysiu ir ką jau varysiu toliau. Čia tokie vaizdai važiuoju, taip savo pabiškį. Taip smagiai važiuotis kalnuotom vietom, kur upės. Ne tas žodis. Biškį sustojau pailsėti, nes jau užpakalis atbuka visiškai. Ir čia vaisius pardavinėjai. Nors jau ne vieną mačiau tokį, kur pardavinėjai. Ir vienas tai labai didelis buvo, mačiau, pravažiavau. Nu, galvoju, sekančiam tikrai stosiu, pasimsiu vaisių. Galvojau, gal bus į tuos indelius, kur daug vaisių supjaustyti skaniai. Bet nebuvo nieko panašaus, tai už 2 persikus euros mokėjot. Biškai kažkokie paukščių nukakut. Ei, vandens turėjau kažką. Geruliai, ne kaip Lietuva iš Maksės. Nu, belia ką. Lieka 3 kilų ir 3,5 valandos važiuoju. Bet telefonas nebesikrauna. Man atrodo, telefas parėjo, nes jau prieš tai jis kažko nesikrovė. Ir namuose žiūriu, nu blogai krojas, tai nežinau, reikės kažką daryti, pirkti naują telefą. Nes su žemėlapiais nemoku naudoti.
Nežinau, eidams pro šalį pamačiau kažkokius laiptus, tai visi eina. Galvoju, reikia užlipti. Kažin čia viršui. Laiptelį statoma, tai geruliai. Kaip vėsu, kaip gera. Ai, čia niekur neužlipsi. Čia tiesiog. O gal ir užlipsi. Kažkur eina žmonės. Einam pažiūrėti. Ai, čia prie tilto palipa. Čia buvo ir galim užlipti ant pačio viršaus, tai ant to jau negalim lipti, nes akveduk nesnė turėjo klaišką. Žvejį toks padaryt. Nu, atrodo įdomiai. Biški pompa. Jo, gerai. Niek nesuprantu, ką nešnek. O, tunelis. O čia tai tikrai viesu. Biški taip ir nemalonu eit, nes pirmas jau gyvatė tokia buvo ant kelio. Įdomi. Ir čia jos tose pelkėse. Atrodo, kur šalatė gyvena. Reik duoti svangą. Ai, parein žmonės. Gerai, išeisim kažkur. Ai, taip supratau, kad čia nieko gera. Tai išėjau pro tą tunelį, žiūriu, ten ir visokie keliai tipo suprantu, pasivaikščiamo po kalnus. Ten 6 kilai, 5 kilai. Ir čia mačiau ją pačią nusileisti ir tai einu tokiais šabakštynais. Ir nieko čia įdomus nėra ką pamatytos Amazonės džiunglėse. Tai leidžiasi į apačią. Nežinau, norėčiau gal ledą kokį suvalgyti šaltą ledą. Būtų visai gerai, nes laukia tai šilta. Taip nežmoniškai. Can I get ice cream? 1 million cup and 1 pistachio. Yeah. Thank you. Nu va, pasiėmėm ledų. Milijoninių pistacinių. Už 5 eurus. Tikriausiai bus skanus. Pistacijų tai žiauruminiai. Su riešutais dar net tokiais gabalais. Nu, milijoniniai neblogi. Pasirodo, tą bilietą viskas gerai, ten buvau nusipirkęs tiesiog. Čia adekvatų žmonės gyvena ir prie to tilto ten gali eiti. Ir dar ten su to bilietu daug muziejus visur gali eiti.
Tai buvau nuėjęs į tos muziejus, bet nežinau, kažką ten pafilmuoti nieko įspūdinga. Mano kampu atstau žiūriu, galvoju, bus jau aprints. Ką tu batai taip smirdino radiacijos, kad čia tikriausiai bijo vagys eit. Traukęs 50 metrų spinduliu. Bet čia Honda Goldwings, tai čia čia tai motociklas. Motociklas mašina. Tai ką, labą rytą. Sveikinas dabar, nes esmė tokia vakar, kai buvau prie to akveduką ir ten vakar pasižiūrėjau, kad varyt tiesiai į Ispaniją mokamais keliais, tai vakar važiavau mokamais keliais, ten autobamais nei ką pamatyti, nieko nebuvo įdomus. Ir atvariau į kempingą, bet kol atvažiavau, kol susirašiau, kol ką, ir kažkaip atsiguliau ir pamiršau kažką čia pafilmuoti. Tai šiandien, sakau, atsikelsiu anksčiau 6 valandą ir galėsiu judėti, bet 6 valandą buvo tamsu, nieko net nesimatė. Tai va, esu atvaręs į kempingą, įsikūręs motociklas, čia atsinešė. Tai kaip susakau palapinį į aną pusę, ką pakrovėjęs kompą veiktų. Tai vakar biškį prie kompą sėdėjau ir ką, keičiamės kavikė, atsigersim kavikės. Ir žiūrėsim, varysim jau čia. Nežinau, kažkur esu link Alicantės pasižiūrėjęs, galvoju į tą pusę. Vienu žodžiu dabar reikia važiuoti ir paskui žiūrėsiu dienos eigoje, kiek važiuosim. Tai. Nu ką, šiandien sakiau, reikia pavalgyti pusryčius būtinai, nes vėl stosi kokį McDonald'ą. Tai pasigaminau pusrytukus. Ir ką, reikės pavalgius, daiktus pakuotis ir lėkti toliau kažkur, žiūrėsim link Alicantės. Nu ką, susidėjom daiktus, viską susirišom, prisitvirtinom ir bandysim važiuoti link Alicantės. Nusistačiau, tai 672 kg, 6 valandas, kiek minučių, 3 valandą, tai geriausia atveju 5 valandą, nes vis tiek daug kuras to reikia pilti, nes esmė daug sustojimų, šiaip šikna paskaus. Atvažiavau į degalinę, užsipyliau biškį kurą ir nusistojau nusirengti, nes kosmosas irbė 2011, o jį dabar šiuo metu 31 laipsnis. Aš nežinau, kas bus 2-3 valandą, čia kosmosas padangas man prikips prie asfalto. Tai karštelis. Dar turiu šproto, jeigu kas susilukutė. Įsimetęs į tašę reikia suvalgyti, nes jau gana kiek čia vežioja. Nu va, šausim šprotų, lašišas, energetinė ir bus gerai, judėsim toliau. O Jėzu, aš nematęs tokių karščių Lietuvoje, net nebuvo gyvenime, kaip čia spirgint dabar, tai gerai, pavalgau ir lekiu toliau. Ką atvariau? Įsipyliau degalų 12 eurų, 12 litrų, taurą šiam vienu žodžiu. Bet karštelis, tai vaikinė. Aš nežinau, važiuojant jaučiu, rodė 33, 31. Sustojau, tai numirt gali. Nugara visą šlapia, su ta striukė važiuoti su kelniu. A tai ispanai mačiau važinėjęs su šortais ir maikė autobame
bet aš nerizikuosiu mažą, ką gali paskui turėti labai skaudžių pasiekmių, kad tie patys vabalai laksta, daužos, tai nu, kai duotų taip į pliką kūną būtina kažką, varau biškį kažkur į kelkraštį pastatyti, mocai pavysi, nes tas perkais, man atrodo, ant tokio karščio važiuojant. Biškį sustojau degaliniai, nes tiesiog neįmanoma važiuoti ir 3-6 laipsniai. Tai čia važiuojant tiek rodo, o tai dabar ant saulės, aš nežinau, ir 40 atsidarai šalmą, tai šalmą atrodo, kai šorkaitas, kokios pūstų vėjas. Toks nežmoniškas karštis atrodo, net padangas prikips prie asfalto. Tai biškį cukraus atsigersiu ir dar liko apie 100 kilų. Pirmais buvo tokių gražių vaizdų Valencijai, bet įsikroju batereiką ir GoPro ir nebuvo laika, kada pasikeisti ant tose gatvėse. Tai šiaip labai graži Valencija ir varau iki Alicantės. Nu, tipo, rodė 4 valandą, gal po 4:15, gal po 4:20 būsiu. Čia ant tokio, net žmonių dabar atvažiavau tokį kaimelį, tai nei vieno žmogaus gatvėje nėra, kas degaliniai sėd, kas alubarį kažkur sėd, tik mašinas važinės, o kad žmonės vaikščiotų ant tokio karščio, dar nei vieną nesutikau. Kažką klausė manęs, tai degaliniai vyrai, ispaniškai, sako, nesuprantu, ko jūs norit, numoja ranką, sako, sorry. Atvariau į hostelį. Čia lovykį mano. Raunas. Labai čia galim filmuoti. Biškį nusižengsim taisyklėm. Pagaus. Aš žinau, šiaip tik tvarkingas. Visgi gerai, aš pirmą kartą hostelį, nes niekad buvęs. Taip, kai tiesiog tarp žmonių mėgi. Bet jei kiti mėgi, ko aš išskirtinis. Šiaip galiu mėgauti. Tai atvariau, dabar varau į miestą, kažkur pasivaikščiot, mačiau gražią vietą, ten laivai. Tai eisiu pasivaikščiot, pažiūrėt, kas kaip atrodo, tai davai varom miestą. Nu ką, išėjom biškį pasivaikščiot, o riuks tai, nu jau dabar biškį atviesa, tai geriau, bet pasaka dabar buvo toks vakariuks, bet vaizdai čia toje Alicante, tai nu, kvapą gniaužantis, tai fainas, einu kažkur praseičia pakrantę ir nežinau, eisiu kažkur pavalgyti, mačiau suvenyrus visokius pardaviniai, tai gal nueisiu pažiūrėti. Kas geresnė, reikės vis tiek paruošti lauktuvių kažkam į Lietuvą. O čia tai jachtas. Aš nežinau, va šita jachta, nu ten neįsivaizduoju, kiek milijonų tur kainuota didžiulį. Ten iš galo jau pirmais biškį mačiau,
Nu, įspūdingas. Nu ką, apėjau jau nemažą ratuką. Paplūdimy, senamiesčio, po gatveles visur bastaus ir ieškau, kur skaniai pavalgyti. Bet esmė tokia, kad visur atrodo skaniai. Bet nežinau, nes kartais atrodo skaniai atsisėdi pavalgyti. O ten toksai briedis kad ojojoj, kainuoja, atrodo skausmasi, bet gamintai kai su kairiom rankom abiejom. Tai nežinau, bandysiu kažką ras. Norėčiau gal kokio žuvies šiandien pavalgyti. Nes kaip Ispanijai, jeigu ne žuvį valgyti, tai būtų nuodėmė. Bet galiu ir padaryti nuodėmę. O gatvelės kokios gražios visas. Kur beisi. O, kur dainuoja gražiai. Varo jisai su harmonika. Smagiai taip. Gal skaniau valgos paskui, nesiklausant muzikos. Oi, baiginu pratėt, kai valgys noriu. Ką aš žinau, ar būsiu čia sotus, ar nereikės, man atrodo, eiti į parduotuvę, nusipirkti šprotų papildymui. Tikiuosi bus skaniai. Reik paragauti. Nu, bulvės tai undurniaus. Daržovės neblogas. Žuvis skani. Gerai skanaus man. Man tiek nieka gera buvo tas žuvis. Pirms skesnis, kur buvo druskas daugiausiai, tam buvo gal skaniausia, o taip tai duodu 5 balus, ne daugiau. Reikės eiti kažką, man atrodo, iš magazino pavalgyti, nes atrodo įspūdingai, bet kai pradedi valgyti, supranti, kad čia nieka gera. O atrodo, žmonių visai sėdi nemažai valgo. Ką reiškia turistinės vietos. Sakiau, eisiu kur toliau nuo centro, bet taip valgyti norėjau, tai iš tikrųjų stovau bet kur pavalgyti. Nu ką, pavalgęs išėjau biškį dar prasieiti ir pasižvalgyti po centrą. Čia tokia architektūra visai graži. Visai gražus tas Alicantės centras, tai ir man tai labiausiai patinka palmių alėja, tai ganėtinai įspūdinga tokia. Buvau iš tikrųjų ir pačiam senamiestį nuėjęs pasižvalgyti, bet aišku, tam senamiestį nėra visiškai taip įdomu tarp tų pastatų, kaip čia tam paplūdimy, kur tas jachtų klubas yra. Tai tenais tikrai daug įspūdingiau ir vakars visai šiltas, smagus, nu jau nebėra taip karšta kaip dieną, ką buvo. Nu ir ką, eisiu namo, į hostelį eisiu sumontuoti video. Tai ką, draugai, iki greito.